Sveiki, šiandien gaminsim greitmaistį. Greitmaistis bus veikiau. Žiauriai mėgstu ramenus, bet jie yra ne visai maistingi. Radau fainus ramenus, va. Rudųjų ryžių arba būna su kinva, man atrodo. Čia yra grinai rudųjų ryžių 100%, tai tikrai sveikesni. Vaikams pagaminsiu šituo su sultiniu. Turiu sultinį, kuris yra fainos sudėties, nespėjau, ne visada pasigaminu pati ir naudoju savo sultinį, bet turiu ir tokio ir naminio sultinio. Ypatingoms sriuboms kažkokiams, kai daugiausia tiesiog išvirti, galiu naudoti puikų sultinį. Už reklamą nieks nemoka man, dėja. Bet knoras, kuris atrodo lygiai taip pat kaip tas, kuris turi visokias blogas sudėtinės dalis, bet šiuo atveju tos sudėtinės dalis yra tikrai normalios, nėra jokių skonio stipriklių, yra tiesiog druska, daržovės, maltodekstrinas, kaip cukrus, šiek tiek karamelės sirupo ir viskas praktiškai, visa kita yra daržovės. Tai pakankamai neblogas sultinys, aš perku kilogramą ir man patinka, kad jo kiekis yra milteliais arba va dabar čia sukietėjo, okay. Čia į pabaigą ir tiesiog aš panaudoju tiek, kiek man reikia. Smulkinau daržovės, šitą tiesiog galiu supjaustyti ir dėsiu į sultinį. Naudosime vieną tokį, tai yra čapageti, tai yra juodieji makaronai, man vieni iš pačių skaniausių, ir bulvių makaronai. Kažkokia labai sveikuoliškos sudėties net nevertinsiu, nes čia yra šlamštmaistis, bet kartais jo tikrai norisi ir svarbiausia reikia žinoti, kad tiesiog galima pasidaryti šiek tiek sveikiau, maistingiau, pridedant kitų dalykų. O šitas yra su sriuba, o šitas yra tik padažas. Ir pasigerinsim su kiaušiniu. Tai va, susismulkinau viską, jau vaikai užpuolė valgyti visas šitas daržovės, nes jos tiesiog yra supjastos kas kubeliais, kas šiaudeliais, ten tiesiog susmulkinta ir jie, ką jie norės, tą pasirinks. Nu ir taip pat svogūnai, baltasis ridikas, tai briuselio kopūstai, agurkai, paprika. Juos galima naudoti žalius arba apsikepinti. Šiuo atveju parodysiu, kiek aš pilu, tai apie po 500 ml vandens. Apsikepinsiu savo daržovės vienu metu. Aliejus. Nedaug. Kada jisai sukais, tiesiog apsikepsiu su svogūnu šiek tiek ir briuselio kopūstą, nes jie kepti skanesni negu žali, o visos kitos daržovės visiškai nesvarbu, nes tiesiog yra skanės ir žalios. Na ir naudosiu sezamų sėklas, pabarstymai galiu naudoti ir sezamo aliejus skrudintų, mano meilė, sezamo aliejus. Tai va, tai netgi su alyvuogių aliejum šiek tiek pamaišysiu sezamo aliejų, kad būtų daržovėse to skonio. Ir daržovėse šiek tiek druskytės vis tiek reikėtų. Čia druska su pipirais, mišiniukas. Tai šitą turinį pilsime iš karto. Regeneruoju. Aš vadinu rehidruoju. Teisinga ar ne, nežinau. Man šitas žodis yra aiškus. Viską iš karto. Ir dedu briuseliukus. Ne visus, nes girius mėgsta žalius dar. Šitas irgi galima baltosius ridikus, bet čia visiškai nesvarbu, šiaip neturiu ką veikti. Tai šiuo atveju aš naudoju tik tais daržovės rehidruoti arba sudrėkinti, kad jos būtų skanios ir pilnos. Šitos du dalykus, tai yra juodai padažai ir aliejai, naudosiu vėliau. Iš esmės daržovės apkepinu šiek tiek. Čia jau kaista. Užkatalinam dar. Nu, va, tos morkos mūsų gali irgi apkepti. Gerai, tai čia jau vanduo užkaita. Jisai yra verdantis. Dedu makaronus, ne visai telpa pagal, tai aš tiesiog juos įstumiu. Ir numažinu iš karto kaitrą ir iki 6-7 nuo 9. Čia jau verda, viskas tvarkoje. Pasiemu šaukštą, kad nužemėtų, va 7 vis tiek reikia sumažinti, 5. Ir ką darysiu? Įleisiu kiaušinį į vidų prieš pabaigą ir uždengsiu. Dabar dedu šiek tiek paprikos. Jau mano verda vanduo. Įdedu, sumažinu, va, tiesiog ir iškart išjungiu. Tiek žinių. Šakar-makar, pilnas puodas. Dar jeigu yra ant viršaus tų kiaušinių, tai aš juos paleidžiu po apačią, kad jie apačioj savo virtų.
o makaronai išvirtų iki galo. Patikrinsiu po to, ar išvirė makaronai. Čia va irgi neblogai, bet dar ne. Mūsų procesas praktiškai baigėsi, išskyrus juoduosius makaronus. Šitas yra baigtas. Laukiu, kol jisai išvirs, kaip sakant, kiaušinį. Šiuo atveju galima daryti dvejopai arba dėti makaronus į keptuvę ir tada apkepinti ir šiek tiek skysčio nuo makaronų įpilti, arba galima daržovės dėti į makaronus. Tai jokio skirtumo. Dažnai aš mėgstu daryti puodę dėl to, kad puodė yra mažiau plota ir nėra tam padažai, kur aplinkui valkiotis. Kadangi kiekis yra gan didelis, aš vandenį tiesiog šiek tiek nupilu. Žodis šiek tiek čia nėra visai tinkamas žodis, nes iš tikrųjų aš nupilu absoliučią didžiąją daugumą vandens. Lieka va 1-2 tokie šaukštai. Sakyčiau, koks 50-70 ml. Dedu į vidų viską. Jeigu norite to skonio iš daržovių, kuris buvo keptuvėje, kad liktų čia, dar pamakaluokit ir įpilkit. Viskas. Šildau savo makaronus vėl. Aš juos išėmiau šiek tiek neišvirusius, tam, kad, kaip sakant, pabaigti puodę. Turinys atrodo daugmaž taip. Nežinau, matosi ar ne. Mes jį išmaišome su vandeniu. Gal netgi skysčio vėl šį kartą daugoką palikau, bet aš leisiu jam nuslūgti ir kad išsimaišytų ir pajuoduotų jie. Čia šitie dalykai perkeliami į lėkštę. Viską vaikai valgo iš esmės. Labai dažniausiai iš tikrųjų naudoju būtinai brokolį kalafiorą, ypač sriubose ir tuose juoduosiuose, bet šiandien neturėjau. Tai ir taip visko teko pripirkti, tai nebepirkau. Būna, kuriai kavinėse duodamas šitas patiekalas, vadinasi jjajangmyeon, tai juodieji makaronai, tai yra makaronai balti būna, padažas juodas ant viršaus toks tirštas, tada daržovės, kiaušinis ant viršaus. Tai čia pagėti, kažkaip kitaip jie čia sugalvojo. Bet aš buvau Lietuvoje radusi Kuroneko, man atrodo, tą padažą jjajangmyeon, tai tiesiog galėjau su viskuo darytis. Ir esu tik vieną kartą gyvenime užsimanius pagaminti, nes čia vadinasi black bean sauce, tai iš tų juodųjų pupelių. Jį pagaminti pati, tai aš ten ir pupelės fermentavau. Ir viską dariau. Atrodo taip. Taip. Svogūnėliai. Ir sezamėlis. Na, manau, tikrai vertas dėmesio greitmaistis, kuriame gali būti jūsų pasirinktas kiekis daržovių. Iš esmės kažkas išvirė, kažkas dar biškį vos trūksta. Tai išjungiam. Dan. Kadangi aš labai šiandien, sakykime, esu skubantis žmogus, sakykime, tai aš tiesiog pasiemu ir va. Tiesiai iš puodo. Žiūri gerai. Plius, jeigu manęs nemėgstų straus, esantis kiaušiniai sudai iš tikrųjų šiek tiek sušvelnina pačią sriubą, bet Korėjoje šitų bulvių makaronų skonis skaitosi švelnus. Bet jis yra vis tiek aštrus, man jisai patinka. Dabar nesu pasidariusi kimči, tai gaila, bet mielai ir jį suvartočiau. Va mano kiaušinukas. Dar yra viduj minkštas. Mano morkytės kelias minutės virtos. Makaronai. Kaip matote. Ups. Pabėgo. Nu, dėja reikia siurbti. Nieko nepadarysi, žinokit, jau šitos makaronus tai reikia taip valyti. Labai gerai. Žiūrėk, karšta.
šitas. Reikalėlis. Biškį dar pamaišau. Matot? Matot? Sėmu tą patį, galiu kitą pasimti. Pažiūrėkit, kiek daržovių ir briuseliai. Ir svagūnas. Arčiau. Aš įsuosiu tam.